Nedidelėme kaime Stalius įkūrė dirbtuvę. Vieną dieną, kai šeimininko nebuvo namie, darbo įrankiai susirinko į svarbų pasitarimą. Kokia ten netvarka? Netvarka. Kažką kalbinėja. Ginčijosi ilgai ir karštai, net audringai. Mat buvo sprendžiamas klausimas dėl kai kurių narių pašalinimo iš garbingos bendruomenės. Vienas rėžė. Turime pašalinti mūsų brolį Pjūklą, nes jis ten taip garsiai, kad net ima mausti dantis. Jo charakteris skandžiausias visame pasaulyje. Negalime čia ilgiau laikyti brolio Obliaus. Jis man dejuoja ir labai aštraus būdo. Dyrė odą kiekvienam, kuris jam pasimaišo po ranka. Brolio Plaktuko charakteris nepalyginamai bjauresnis ir ūmus, jis tikras mušeika. Neįmanoma pakęsti jo nuolatinio kalimo, tai gadina nervus visiems. Išmeskime į lauką. Išmeskime į lauką. O Vynis, ar įmanoma kartu gyventi su tokiomis būtybėmis, kurios nemoka nieko daugiau, tik skaudžiai gelti, nėra jums čia vietos? Nėra jums čia vietos. Taip pat ir dirbružiklių. Su šiais gyvenimams nuolatinė trintis išmeskime ir švitinį popierių, nes jo vienintelė gyvenimo prasmė rodos draskyti artimą. Taip. Staliaus įrankių ginčas įsiliepsnojo. Šaukė vienas per kitą. Plaktukas norėjo pašalinti Dildę ir Pjūklą, pastarieji norėjo išmesti Vinis ir Plaktuką ir taip toliau. Galiausiai visi išmetė visus. Susibūrimas staiga nutraukė grįžęs Stalius. Įrankiai kaip mat užsičiaupė, išvydę šeimininką, besiartinantį prie darbastalio. Žmogus paėmė lentą ir pradėjo ją pjauti kandžiuoju pjūklu. Po to nuobliavo Obliumi, kuris trupina viską, ką paliečia. Žiauriai žeidžiantis brolis Kirvis, nepraustaburnis brolis Bružiklis, visus draskantis ir gremžiantis brolis Švitrinis Popierius taip pat gavo darbo. Galiausiai Stalius paėmė į rankas geriančią seseris Vinis. Ir mušeiką Plaktuką. Panaudojo visus bjauraus būdo įrankius, kad pagamintų nuostabų lopšį kūdikiui, kuris netrukus turėjo gimti. Taip Dievas mus visus naudoja savo